Aš pradedu savo ekskursiją va čia va priešais Gedimino statulą. Aš italams sakau, jūs nepatikėsit, bet Vilnius ir Roma, nors ir yra tokie gan tolimi miestai, bet jų įkūrimo procese dalyvavo tas pats veiksnys. Kas lėmė šių dviejų miestų sukūrimą? Galiu atsakyti? Collina. Collina? No? Nu kaip, iš esmės... Kalva, taip, tai Romai 7 jau buvo. Panašumas taip yra, aš net nebūčiau pagalvojęs apie tokį dalyką, matai. Vilkai. Taip. Roma pastatė Romulas ir Remas. Taip. Dvynukai, kuriuos užaugino Vilkė. Taip. Vilniaus istorija prasideda nuo geležinio vilko, kurį pamatė Gediminas. Ir pranašystė buvo apie garsųjį miestą, kuris bus stiprus ir kurio aidas pasieks kiekvieną pasaulio kampą. Simonai, susitinkam su tavim Vilniuje. Iš tikrųjų, planas pirminis buvo susitikti Kaune, tavo gimtajame mieste, bet pasikeitė planai, pasikeitė aplinkybės ir mes su tavim dabar pačioje Vilniaus širdyje. Iš tikrųjų, tave seku jau seniai socialiniuose tinkluose ir jau seniai norėjau tave pakalbinti, nes man labai buvo įdomu. Taip, man labai patinka, kaip tu rašai ir tos istorijos, kurios vėliau sugulė į knygą, mes apie tai pakalbėsime. Ir galvoju ilgai, kaip tave pristatyti iš tikrųjų, nes tu esi įvairiapusė asmenybė, darai daug dalykų. Dažniausiai įvardėjama, kad tu esi gidas. Taip, bet dar tu esi ir vertėjas, ir lektorius, muzikantas. Taip. Roko žvaigždė. Muzikantas labai kvailai skamba kaip vestuvių muzikantas. Groju iš malonumo, ne iš būtinybės. Bet mane, ta prasme, sužavėjo tas faktas, įdomiausias buvo iš visos tavo biografijos, kad tu po daug metų gyvenimo Italijoje, gražaus gyvenimo, taip įdomaus gyvenimo ir universitetą ten pabaigiai, ir studijavai, ir dirbai, ir nusprendėjai grįžti į gimtąją Kauną. Tai mes apie šią dalį dar pakalbėsime vėliau, kodėl tave keliai vėl atvedė į Lietuvą, bet noriu nuo pat pradžių pradėti. Taip, visa istorija prasideda dar, kai tau buvo, ar ne, 10 metų? Mažiau. Mažiau, netgi 8. Taip. Jūs su tėvais persikeliate į Italiją, į Romą. Ar gali papasakoti tą istoriją, kodėl, kaip taip atsitiko? Pradėkim nuo fakto, kad tai buvo 90-ieji metai ir laikotarpis, kai apskritai išvažiuoti į užsienį buvo toks jau įvykis. Taip. Šiaip visa istorija prasideda dar 80-aisiais metais, kai mano tėtis, Paulius, jisai dėstė prancūzų kalbą, bet kadangi labai turėjo visada didelę aistrą Italijai ir italų kalbą, tai taip pat išmoko italų kalbą ir irgi ją dėstė. Ir jį dabar bijau suklysti, ar 88 ar 89 metais. Dar kai buvo uždanga, tai... Paėmė viena teatro trupė, kuri darė turnė Italijoje, spektaklį vaikams. Ir jį paėmė kaip vertėją kartu. Ir jisai išvažiavo pirmą kartą į Italiją dar prieš 90-uosius. Ir, taip jau gavosi, kad jis, kaip paskui pasakojo, sako, kai pirmą kartą išlipau traukinių stoty Šiaurės Italijoje miestelėje, per maždaug pirmas 3 minutės supratau, kad aš šitoj šalyje gyvensiu kažkada. Nuo viso tos centrifugos spalvų, garsų, kvapų, pojūčių, jam taip susisuko smegenis, kad paskui ne tik jisai atsidūrė, bet ir aš ir kiti mano kraujas buvo perkeltas į Italiją. Tai, aišku, čia toks gražus atsiminimas, o paskui vėliau dėl kitų priežasčių mes persikraustėm gyventi į Italiją.
nes mano tėvai buvo žurnalistai, jie buvo korespondentai ir juos išsiuntė kaip dienraščio korespondentus. Pirmuosius tokius buvo jie išsiusti kaip į Romą ir dar ir dabar mano tėtis yra akredituotas prie ne tik Romoje Associazione Stampa Est yra, tai Foreign Press organizacija, bet ir taip pat prie vienas nedaugelio žurnalistų prie Santa Sede, Šventojo Sosto Vatikano. Taip. Ir dar dabar taip tebėra. Tai visas tas jau paskui mes išsikraustėme gyventi 96 metais. Aš baigiau 3 klases Lietuvoje, o paskui 4 jau iš karto Italijoje. Buvo. Jo, čia kaip Kristaus mokinys sakė, kol nepamatysiu žaizdų, tol nepatikėsiu, tai taip aš irgi netikėjau, kol neatsidūriau tenai. Tiek iš laimės, bet tiek ir iš baimės, nes viskas atrodė taip, kaip čia taip kažkaip. Nauja, taip. Tiesiog esi perkeltas į kitą šalį, iš vienos pusės labai džiugu, faina, malonu, nes tai yra tolygu kosmosui. Taip. Iš kitos, baugoka, nes šiandien mes skrendam, kur mes norim, sėdam į Ryanairą ir maišom Europą. Žiūrėk, aš įsivaizduoju, taip, džiugu, įdomu, bet tai yra stresas vaikui. Jis susikūrė savo kažkokį visgi aplinką, taip, draugai yra, taip viskas įprasto, o čia kita kalba. Dar jeigu dabar mes apie šiuolaikinę Italiją kalbame, kur klasėje yra 2 italai ir visi kitataučiai, taip, o tada aš įsivaizduoju buvo... Tada aš buvau vienintelis užsienietis mokykloje visoje. Ir iš vienos pusės tai buvo teigiamas dalykas, taip. Nes aš buvau šioks toks egzotinis gyvulėlis. Ir su manim labai draugiškai visi elgdavo. Sakoma faktiškai dar ir dabar, kad Italijos pradinės mokyklos yra vienos iš geriausių Europoje pagal kokybę ir lygį, nes tos maestros mokytojos jos praktiškai atlieka kaip mamos funkciją, antros mamos. Taip. Ir tas man stipriai pagelbėjo įsilieti visą tą aplinką, kuri mane labai šiltai, gražiai priėmė. Paskui jau viduriniai mokyklai jau buvo labai skirtingai, jau ten buvo visiškai kitaip ir jau ir šiokie tokie iššūkiai atsirado, nes 90 metais, kai tu pasakydavai Lituania, tai visi... Kas? Koza? Dove. Ir taip, mums teko ilgai ir nuobodžiai, sunkiai atlikti nematomą Lietuvos ambasadorių misiją, protinti neišprususius italus. Taip. Techniškai, tai 96-95 taip metai dar Lietuva nėra Europos Sąjungoje. Kai aš pati žinau visą tą biurokratinį pragarą, esu palyginus neseniai perėjusi Romoje, kaip jūs techniškai, ar biurokratinė prasme, ar jums lengva ten buvo, ar kažkokių leidimų, ar reikėjo stovėti... Oi, stovėti reikėjo. Taip. Buvo pragaras, tada buvo pragaras, dabar pragaras bus amžinai Italijoje dėl šitų dalykų, su biurokratija yra prasti popieriai ir čia jau Italija iš mūsų galėtų pasimokyti. Taip, tikrai. Paprastumo, bet ką, viskas velkasi nuo Romos imperijos laikų, visa legislatyvinė sistema. Tai yra, kaip sakant, 2 medalio pusės. Iš vienos pusės taip labai viskas stringa, komplikuota ir stagnuoja, bet Roma buvo pirmoji civilizacinė sistema, kuri įvedė
legislacinę sistemą, nes iki tol buvo vadovaujamasi akis už akį, dantis už dantį. Taip. Tai kas geriau, ar paprasčiau, ar biški sudėtingiau, bet žmogiškiau. Tai paskui, aišku, tas davė kultūrą, atnešė į Europos miestus ir visą pasaulį, bet tas, aišku, neišvengiamai paliko ir feedbacką, kad jeigu ne akis už akį, dantis už dantį, tai tada stovėk kvestūro eilėj 3,5 valandos ir paskui tau pasakys, kad žiūrėkit, jums ne čia reikėjo. Ir ypač būtent su visu tuo kontekstu, kad mes iš Lietuvos būdavo sunku tiesiog paaiškinti. Tu matai žmogaus sakiau, kad jis tiesiog netiki tave. Taip. Italai. Iš ko sprendė? Man buvo jie praėję ir aš, man atrodo, girdėjau. Deja, kaip atpažinti? Ispanai. Ispanai, jo. Nu tai čia kaip Latvija ir Lietuviai. Žinai, kaip aš atpažįstu čia irgi italus. Dabar mes, taip, sakykime, apsirengę švarkelis ir taip toliau, nes nėra labai, sakykime, karšta. Tai italai jau tos pukinės, žinai, striukytės iš karto galima atpažinti. Tai šiaip jo, iš ko atpažinsi italai? Iš aprangos pirmiausia. Iš aprangos. Nes, labai yra tokių subtilybių, kur paprastai, italus su bosanoškėm ir kojinėm tikrai nepamatysi. Tai norėjau pakalbėti apie kitą tavo profesiją, jeigu galiu tai pavadinti. Tu dar prieš daug metų kartu su tėvais, taip, jūs tu išleidai dvi knygas, taip, su tėvais, kiek man yra žinoma, buvai bendraautorius tokių, galiu juos pavadinti, tai tokie... Sunku gyventi garsių tėvų šešėlyje. Beje, pastebėjai, aš kaip tik bet ir privalumų yra jau. Būti, pavyzdžiui, bendraautorių labai daug padėjo man šito proceso pradžioje ir tęsinyje. Ir jūs išleidote kelias, tai tarsi gidas po Romą, bet toks, sakykime, labiau literatūrinis, taip, Amor Roma ir Sava Roma, taip? Jo, tai buvo iš pradžių pirma knyga 2013 metais, jeigu neklystu, tai buvo Sava Roma. Tai buvo gidas Romos miesto, tai aš dariau tą miesto dalį, architektūrinę, istorinę. Mano tėtis gastronominę dalim pasirūpino, o mama, kas liečia madą ir stilių, shoppingą. Raštiniai gidai turi vieną minusą, kad jie yra, ta prasme, jie labai greit keičiasi dalykai, informacija. Taip. Vietos, ta ilgainė informacija apie pastatus šitos išlieka, kultūrinius, bet ta būtinė, jinai nuolat keičiasi. Tai paskui po kiek 2016, man atrodo, išleidom, sakykime taip, updatintą versiją. Paskui jau išleidau savo pirmąją knygą, daugiau tokią literatūrišką, tai velniškoji... Įmanoma ir dar ir taip pamiršti savo knygos pavadinimą. Velniškoji super profesija, aš žinau. Visada pirmi kartai būna, kartais smagus, kartais liūdni. Velniškoji super profesija. Tai tas jau buvo daugiau toks nedidaktinis dalykas, o jau daugiau toks literatūrinis apie gido profesiją. Nes kiek aš žinau istoriją, tu pasidalindavai socialiniuose tinkluose istorijomis, nutikimais, gidaujant. Jau tuoj bus arti 20 metų, kaip dirbu šitą darbą. Ir tų istorijų prisikaupė nemaža biblioteka, kaip sakant. Na ir aš karts nuo karto per tūsus vakarėlius kažką prisimindamas papasakodavau ir visi apakę sėdė. Ir sako, negaliu patikėti, kad čia tokie dalykai vyksta. Ir aš tada sakau, tai aš tau galiu tiek pripasakot, kad čia... Ir manęs sako, tai papasakok dar, įdomu žmonėm būdavo.
Ir paskui, kai buvo tie, pradėjau aš tos postus rašyti, žmonės pradėjo laikinti ir komentuoti. Ir netrukus pradėjo atsirasti tokie komentarai, tipo, tau ne postus rašyti, Facebooko knygą reikia. Neplanuotas šuolis į gidavimo pasaulį. Gal sakyčiau, ne šuolis, o spyris. Čia buvo maždaug kokie, vėlgi, aplink 2000 metais kažkas panašaus. Tuo metu dar nebuvo jokių gidų Romoje. Kiek jau dabar gidų yra daug. Tai bet jau pradėdavo atvykinėti pirmosios grupės iš Lietuvos su tais tokiais didžiuliais autobusais. Su tuo važiuojančiu mikrokosmosu, kuris atvažiuodavo iš Lietuvos ir išsilaipindavo Italijoje. Ir, na, tiem žmonėms reikėdavo ekskursijų. Ir jie kreipdavosi į ką, taip faktiškai galėdavo vesti ekskursijas. Tų vietinių nedaug būdavo, kiek dabar. Tai būdavo kunigai, vienuolės ir žurnalistai, mano tėvai. Nors jie nebuvo gidai, bet jie gerai pažinojo Romą ir juos kreipdavosi. Na, aš manau, jie darydavo šį dalyką ir altruistiškai gan, tikrai ne dėl finansinių paskatų, kad ten uždirbti kažką. Bet, kaip minėjau, tai buvo dar tie laikai, kai nuvažiuodavai, tai ne taip greitai sugrįždavai. Mes visada nepamiršdavom tų savo šaknų ir ilgėdavomės tos savo Lietuvos. Ir mane tėvai vesdavosi, nebūdavo daug tų ekskursijų. Jų būdavo gal kokios kelios, 2, 3, 4 per metus. Ir aš dalyvaudavau tenai, stebėdavau, kaip viskas vyksta. Ir paskui čia buvo 2000 metai, kai sakė, kad pasaulio pabaiga bus. Paskui po 20 metų biškimis pasistumė. Nu, aš taip laukiau, blemba. Bet 2000 metai jubiliejiniai buvo tie metai, kada popiežius Jonas Paulius II skrido pas Fidel Castro į Kubą. Ir taip įdomiai gavosi, kad mano tėvai turėjo suplanuotą ekskursiją Romoje, buvo 50 žmonių autobusas ir kažkaip paskutinę akimirką, sekundę jie sugebėjo papulti į tą popiežiaus diplomatinį, į tą delegaciją, kuris skrido į Kubą. Kažkaip pasiūlė jiems, na ir aišku, tokio pasiūlymo negali atsisakyti. Ir, bet problema, nes atvažiuoja grupė už savaitės. Ir ką, grupė ant ledo lieka? Ne, tai kažkas šovė idėją. Sako, tai tugi buvai jau daug kartų, matei, kaip mes ten pasakojam ir sako, tai ką, tai tu pravesi ekskursiją darbą ir pinigų užsidirbsi. Tai, nu, man buvo švelniai tariant šokas, nes ne tiek, kad pats faktas, kad ekskursiją reikia vesti, kiek man ten buvo, gal 14 metų, 13. O gal ir net ir 12, aš nežinau. Tikrai seniai buvo, nelabai pats atsimenu. Tai, bet man kas labiausiai kėlė nerimą, tai kalbos barjeras. Nes taip mes šnekėjom lietuviškai tarpusavėje, bet, na, vienas yra šnekėti, ką valgysim per vakarienę, o kitas yra ten papasakot kažkokią tai logišką sakinių testinumą apie kažkokią tai temą. Ir vėlgi nebuvo kaip dabar ChatGPT, kaip pravesti ekskursiją silpnai mokant lietuvių kalbą. Ir faktiškai, nu, man nebuvo duotas pasirinkimas, ar aš to noriu ar ne. Ir ačiū Dievui, kad išstūmė mane į tą dalyką, nu, žmogaus smegenis sukuria stebuklus, kai atsiduria ties praraja. Aš atsimenu labai gerai, kad aš nieko neatsimenu, kas buvo, nes man tiek buvo didelis stresas ir šokas. Aš atsimenu, mokiausi, mes vieną knygą turėjom namuose,
turėjau, buvo keletą itališkų knygų, meno istorijos Romos, bet vėlgi tai buvo italų kalba, o lietuviška knyga buvo tik tai viena, Alano Akstino, Italija, dar dabar aš ją turiu išsisaugojęs. Ir aš tą knygą mokiausi, skaičiau ir atsimenu, buvo tas rytas, aš atėjau pasitikti grupę prie Švento Petro bazilikos Vatikane, ir žiūriu, kad tikrai ateina, visa walkerių gauja į mane eina. Ir labai komiška situacija, nes visi turbūt ten nežinojo, kas jų lauks, visi galvoja, čia garsus Lietuvos žurnalistai ves ekskursiją ir tipo, kas čia, tipo, kažkoks koldūnas atėjo, sako, tipo, aš jūsų gidas būsiu, ten daugelis galvoja, kad čia koks, juokas. Kažkas tokio. Tai aš atsimenu, tiek didelį stresą jaučiau, kad aš nieko neatsimenu, ką aš ten pasakojau, atsimenu, man žodžiai pynėsi, atsimenu, kad tiesiogiai dar tada buvo, man paskui dar tas tęsėsi ir kurį laiką, kai aš grįžau į Lietuvą gyvent, kad aš tiesiogiai versdavau iš italų į lietuvių kalbą. Ir kai tai darai, geriausiu atveju kartais pasakai labai juokingus dalykus, o kartais pasakai visiškas nesąmonės. Aš paskui, kad atkeršyti už šitą skriaudžią, taip pat savo sesę įstūmiau už šitą visą profesiją. Tik aišku, jinai biški jau vyresnė buvo už mane. Vieną pravedžiau, kitą. Paskui išpuolė, kad jau man pasiūlė, kad čia jau kelionę imam tave. Kad jau ne vien Romo ir Florencija, San Marinas, Venecija. Ir aš taip ir iššokau į tą traukinį. Ar žinot, kodėl Neapolyje negalima dėti šalmo važiuojant motoroleriu? Nes mes tai pastebėjom keliaudami, visoje Italijoje šalmas yra privalomas. Taip. Kaip ir visam civilizuotam pasauliu. Tuo tarpu Neapoly, kur einam, vis žiūrim, niekas šalmo nedėvi važiuojant motoroleriu. Ir aš su savo tėčiu stovėjau, kaip tik pro mus pravažiavo 2 vaikinai be šalmo ir tiesiai prieš policijos mašiną pravažiavo ir nieks nieko, tarsi nieko. Mes ėjom į barą ir baristą paklausėm, sakom, klausyko, kaip čia suprasti, ar čia kažkokios kitos taisyklės, kodėl niekas šalmo nedėvi. Jis mums pažiūrėjo, sako, tu išprotėjai, sako, tu užsidėk šalmą, tave iš karto sustabdys. Nes kai Kamora važiuoja kažką nušauti, pats efektyviausias būdas yra atsisėsti ant motorolerio, užsidėti šalmą, kad tavęs niekas nepažintų, pravažiuoti iš galo ir tada panumesti ir nubėgti. Tai sako, tu užsidėk šalmą, tada tikrai tave sustabdys ir paklaus, ar nevažiuoji ko nors nukepti. Nusprendė studijuoti. Beje, paklausiu, kodėl Pizoje, taip, yra Roma, yra daug puikių universitetų, nors Pizos universitetas irgi labai žinomas ir gerbiamas. Nusprendė studijuoti, dabar pataisyk mane, teisingai pasakysiu, teatro, muzikos ir kino technologijas, teisingai? Kas taip yra? Teorija. O kodėl Piza? Piza todėl, kad visų pirma, tas šiaip mano studijos, kaip bendras profilis, fakultetas yra lettere filosofija, tai literatūros ir filosofijos studijos. Tai daugiau visgi klasicistinis toksai pakraipa. Tai, o būtent tas literatūros filosofijos kursas fakulteto Cinema Musica Teatro tuo metu buvo tik tai 2 miestuose. Italijoje buvo arba Padovoje, arba Pizoje. Tai aš nusprendžiau pasirinkti Pizą, nes vedamas tokio galbūt iš vienos pusės praktinių paskatų, iš kitų galbūt nostalginių, nes Piza buvo pirmas miestas, į kurį aš atvažiavau Italijoje, pirmą kartą atvykęs 93 metais. Taip. Tada dar kaip turistas važiavau aplankyti Italijos. Ir tas
miestas buvo būtent Piza, į kurį aš atvykau. Ten, kur patyriau pirmą tą itališko kaleidoskopo overdozę. Praktiškas dar buvo dėl to, kad Pizoje buvo mūsų senas draugas Pietro Dini, baltistikos katedros docentas Pizos universitete, žmogus. Vienas iš nedaugelio, kuris puikiai, dabar jau yra daugiau italų. Taip. Šiaip tai mažai italų, kurie moka gerai lietuvių kalbą ir dovete fare qualcosa, avete rotto I coglioni. O lo imparate. Aš paliksiu šitą frazę, Šito necenzūruosim, nes tai yra tiesa ir reikia kalbėti. Nes mes išmokom italų kalbą, suprantu, kad italų kalba lengvesnė ir gražesnė, bet jau čia aišku žinutė tiems, kurie gyvena ne metus Lietuvoje, tie, kurie 20 metų, tai jau gal išmokėt vieną kartą. Iš tikrųjų, man irgi labai didelį įspūdį padarė Pietro Dini, nes mes kalbėjomės, kad jis vartoja žodžius, kuriuos net mes, lietuviai, kartais, žinai, pavyzdžiui, toks žodis kaip akstinas, jis pasakė, mes irgi nežinai, ir tai vartojame. Ir jo prakalba, ir ne tik, žinai, aš ne tik apie kalbą kalbu, aš apie kultūrą, apie tą gylį, apie tą visumą, apie kontekstą bendrą, kokį jis gilų turi. Paskui po studijų visgi grįžti į Romą, teisingai? Reikia sugrįžti. Visi keliai vis tiek ten veda. Aš nežinau, gal Piza būtų patikusi ir būtum likęs ten. Ne, su Piza yra taip, kad tu pagyvenęs tam mieste jo pradedi nekęsti tiesiog. Kodėl? Dabar jau biški vėl pradedu pasilgti, bet Dante Alighieri sakė, Pisa vituperio delle genti, žmonių negandų miestas. Nes Piza yra labai dusinantis miestas. Espresso kainos yra kriminalinės. Ir aš už tai dėl to Lietuvoje kavos negeriu. Iš principo ir siūlau, rekomenduoju tie, kas vertina gerą espresso, nedaryti. Nes mokėti 2,80 € už stabdžių skystį yra absurdiška. Iš kavos putos jau galima pasakyti, kad nebus kaip Romos espresso. Faktas, kad jeigu cukrus paskendo kaip į prarąją, tai jau yra ženklas, kad espresso nėra toks, koks turi būti, nes šiaip cukrus turėtų sustoti ant putos, kurios šiuo atveju nėra. Puodelis šaltas, blogai. Skanus, geras vandeniukas, kavos aromato už 1,20 €. Bent jau ne už 3 €, tai bent, jau sąžininkai. Honesto. Jeigu dar būtų biškį ir skonio, aromato ir tirštumo putoj, tai jau tada aš dažniau į Vilnių atvažiuočiau, bet kol kas užtenka tiek, kiek atvažiuoju. O Kaune yra geros kavos? Ne. Ne, irgi nėra. Pas mane namuose. Pats darai kavą. O kokią dažniausiai moka darai? Ne, aš paprastas kaip velnias. Kapsulės. Tai yra puikus variantas. Aišku, dabar kavos ekspertai man jau paruoš tą kilpinį, tebūnie. Kava turi būti pirmiausiai malonumas. Nes jeigu tu geri kavą dėl kažkokių tai standartų, dėl to, kad nereikia bert cukraus, bet biški rūgštų ir neskanu, bet kadangi nereikia, il caffè deve essere un piacere. Nesvarbu, kaip tai būtų, tai aš turiu savo standartą, kurį Italijoje gavau per 20 metų ir tokio tikiuosi. Kiti gal turi kitus ten standartus ir tai yra irgi gerai. Kuo daugiau skirtingų nuomonių, tuo geriau. Gyveni daug metų Italijoje, studijuoji ir tai, nestaiga, aš matyt, tas jausmas jau brendo ilgokai. Kodėl? Kaip susiklostė aplinkybės, ar nežinau, kas tavyje užgimė, kas pasikeitė, ar apie ką galvoji, kodėl nusprendei, kodėl norėjai grįžti į Lietuvą? Manau, kad tas būtent procesas
ir gyvenimo laikotarpis, kuriame aš formavausi kaip asmenybė, ta dvilypė tokia patirtis, būtent tą ir suformavo jausmą, kad iš esmės aš iš Lietuvos nebėgau. Nebuvau tas klasikinis emigrantas, kuris važiuoja geresnio gyvenimo ieškoti. Be abejo, kad išvažiuoti į Italiją buvo wow dalykas. Ta prasme, per prievartą manęs ten niekas neišstūmė. Ir tai buvo, aišku, šis tas, bet aš neišvažiavau kažkokių tai paskatų, kad atsikratyti tos Lietuvos. Todėl man visada liko tas dalykas, kad taip, aš esu Italijoje, bet ta mintis apie Lietuvą, jinai vis man kažkur kirbėjo ir paskui pastebėdavau, kad labai stipriai kažkas dar labiau sukirbėdavo, timteldavo kažkur. Kai aš sugrįždavau į tą Lietuvą ir man būdavo toks, na nežinau, ar čia galėtų kiti patvirtinti, bet, kaip sakoma, paradoksas yra, supranti tai, ką turi gero, tada kai prarandi. Kai nebeturi to, tai tada suvoki, ką tu turėjai. Ir daug dalykų, kuriuos man davė Lietuva, bet aš to nežinojau, aš juos supratau, būtent išvažiavęs iš Lietuvos. Čia kalba yra plačių spektrų, ne vien apie tuos fizinius, buitinius dalykus, bet ir kitus kultūrinius, charakterinius, galų gale vis tiek kažkoks atavinis ryšys yra. Ar jautėsi kažkuria prasme, tu paminėjai irgi šitą žodį, vis tiek aš esu ten kitatautis, vis tiek aš esu svetimas. Ar gal kažkurio momentu pradėjai tai jausti, kad visą laiką, kiek ten gyvensi, vis tiek būsi, nežvelgiant visą geranoriškumą. Ar aš jaučiuosi italų ar lietuvių? Aš žinau, aš įsivaizduoju atsakymą į šitą klausimą, bet tu atsakyk. Tai atsakyk tu už mane, pažiūrėsim, ar sutampa atsakymai, man ir pačiam įdomu. Aš manau, kad tau Italija yra jau irgi įsišaknijusi tavyje ir labai brangi, bet visgi tu esi lietuvis ir visada jų liksi. Tai visada tai jautėjai ir matyt, čia mano hipotezas. Tai kaip? Tai tas ar tas? Lietuvis. Simonas, lietuviškas vardas. Šiaip žydiškas, ne lietuvis. Žydiškas, nežinojau, wow. Tai mano erudito lingvistikos studijos man laikui bėgant suteikė galimybę suformuoti labai įdomų atsakymą į šitą klausimą, nes man jį pastoviai užduoda kelionėse italai. Lietuviams tai nekyla klausimo, ar aš esu italas ar lietuvis. Flirtuojant su merginam kažkaip neišeina italų apsimest. Ir biški ir sąžinė neleidžia, nes biški šlykštų būtų. Bet italai manęs dažnai to klausia, nes mano kalba italų yra gimtoji. Aš galėčiau nesuabejotų nei per akimirksnį, ar aš esu italas ar ne. Jeigu manęs nematytų, gal iš išvaizdos gal ir kiltų asociacijų, ne vien su Italija, bet manęs dažnai paklausia šito klausimo, tai tu, ta prasme, tavo bent vienas iš tėvų italas yra, ar kaip yra. Tai aš laikui bėgant suformavau gražų atsakymą, kad nereiktų ir, čia aišku, ir pats savo turėjau atsakymą pirmiausiai duoti, nes teko ir savo pačiam užduoti šitą klausimą, tai visgi kas aš esu. Čia kaip Šekspyras pabunda viduje ir neleidžia užmigti. Tai aš išvedžiau tokią paralelę. Mano širdis yra itališka, nes mane Italija užaugino. Ir mano įpročiai, mano kultūra
Mano pasaulėžiūra yra tikrai daugiau itališka negu lietuviška, bet mano kraujas yra lietuviškas, aš to nepakeisiu. Tai galima sakyti 50-50. 50-50. Sakykime taip. Galima kitą prizmę pasakyti, Lietuva yra mano namai, Italija, Roma yra mano antri namai. Tai būtų atsakymas toks. Galėčiau aš itališką pilietybę gauti, nes aš pragyvenau tenai 20 metų, turiu teisę į tai, bet tai paskui Lietuvos negalėčiau turėti. Ačiū politikai už geras reformas, kur visi kiti dvigubą gali turėti. Galų gale čia tas dvigubos pilietybės turėjimas, tai kokia čia išdavystė savo tautos, čia kaip tik prestižo reikalas yra. Aš įsivaizduoju irgi, Lietuva labai keitėsi labai greitai, žinai, pagreitis buvo labai didelis. Ir aš įsivaizduoju, tu irgi atvažiuodavai ir matydavai visus tos pokyčius, kurie irgi įsivaizduoju, nes Italija, kaip ten pabūtum tarp mūsų mergaičių berniukų kalbant, kad šiek tiek laikė sustojusi, taip, toks yra. Ačiū Dievui, bent kai kas nesikeičia. Vandenis tokie kartais drumzlėti būna. O čia toks progresas, žinai, viskas keičiasi, vyksta, tobulėja. Ar nebuvo kažkaip irgi viena iš priežasčių, kad gal čia visai čia gerai, čia progresas, aš noriu su tuo progresu būti jo dalimi, nes ten šiek tiek viskas sustoja. Ar nebuvo kažkas tokio? Be abejo, tai nebuvo mano pagrindinė paskata grįžti į Lietuvą gyventi. Mano pagrindinė paskata buvo, nes aš tiesiog norėjau grįžti namo. Nepaisant, kaip man visi sako, tu durnas esi, visi bėga iš Lietuvos, o tu atgal grįžti. Tai buvo kokie metai? 2011. Kaip tik po 2008 metų krizės, kai atrodo ne viskas gerai ir tu grįžti. Taip, tai ir dar ne šiaip iš kažkur, o iš Italijos. Gražiausia šalis pasaulyje, kur visi šypsosi, maistas visada skanus. Saulė. Muziejus pro atvirų dangumi mieste, kuriam gyvenau ir keičiu tą į Kauną pilką. Ir labai džiaugiuosi, kad padariau šitą sprendimą. Žinai, kažkur skaičiau kažkuriam interviu, bet gali būti ir melas, kad ir praktiniai dalykai buvo. Tai taip, paskui be abejo, tu negali nepastebėti tų aš dar net ir dabar jau man nebegyvenu tuo naujovės pojūčiu, kaip buvo pradžioj, kai atsikrausčiau. Tai, bet aš vis dar kai kuriuos dalykus pastebiu ir negaliu nepadaryti to, kaip gerai, kad aš Lietuvoje esu, ne Italijoje. Pradėkim nuo to, kad Italija nėra šalis, kurioje gerai gyventi jauniems žmonėms. Nes būtent tam tikri stagnaciniai procesai yra antiek sudarę tokias seklumas, kur tiesiog jaunimui nėra kur. Ne tai, kad tobulėti, jie net negali daryti to, kas čia jaunimui yra tiesiog normalu, įprasta. Ir tai atsiremia į pačius paprasčiausius dalykus, ne tik vien tą biurokratiją. Bet jeigu jau kalbam apie biurokratiją, galim iš karto prie pavyzdžių eiti, kad negalvotumėt, kad kalbam čia apie orą. Nori atidaryti įmonę, Lietuvoje tau visos sąlygos yra sudarytos, jeigu tu turi įrankius, tai bus labai lengva, paprasta ir nesudėtinga. Italijoje tam, kad atidaryti įmonę, turi praeiti pragarą. Ir reikia ne vien tik įrankių, bet ir rekomendacijų. Jeigu nori gauti tam tikrus popierius, tai va tada ir prasideda nebe dolce vita, o la grande bruttezza. Tai aišku, čia daug ir stereotipų visame tame yra, bet kalbant apie dar praktiškesnius pavyzdžius,
Aš vis dar dabar grįžtu namo Žaliakalnį prie savo namų ir sakau, ir vėl yra vieta, kur mašiną pastatyti. Incredibilė. Tik tai tas, kas gyveno Romoje 20 metų, gali suvokti išliekamąją vertę tokio dalyko, nes kitiem tai čia yra tiesiog duotybė, niekas gal net ir nesusimąsto apie tai, nu, kaip taip, čia mano namai, tai kodėl neturi būti vietos. O vat pagyventum Romoje ir pamatytum, kad tai nei velnio neduotybė yra. Kad nesvarbu, kad tu čia gyveni, bet nėra kur mašinos pastatyto, o jau kur tu ją statysi ir kaip tai yra tavo problemos ir tu dealing su tuo savo sveikatos, streso sąskaita niekam neįdomu. Aš dėl to ir parašiau tą knygą paskutinę, kad žmonės suprastų, kokia tai yra profesija, nes didelė jos dalis nesimato, jos nemato žmonės. Ir jie net neįsivaizduoja, kas į tai įeina prie to, ką mato ir galbūt galėtų įsivaizduoti. Net ne pašaliniai žmonės, o tie patys giminės nariai, draugai mano, kai aš jau sakydavau, man prasidės jau turizmo sezonas, aš išvažiuosiu dirbti ir jie sakydavom, eik, tu koks ten darbas, tipo, kad tu ten atostogauji, o nedirbi, tipo, keliauji, vis keli fotkės iš vis naujo miesto, nachaliavų valgai restoranuose kas vakarą, mėgi skirtingose viešbučiuose 4 žvaigždučių. Tipo, tau jokiam ofise ten nereikia sėdėti. Ir paskui dar tau už tai pinigus moka, tai čia darbas, čia atostogos apmokėtos. Nu, tai taip, jo, yra ir tai, bet yra dar daug kitko, ko nemato tie žmonės, tai vat apjungiant, bet kaip tu sakei, ar gido darbas yra kiekvienam, tai žurnalistas, rašytojas Regimantas Dyma, kuris parašė mano knygoje tą, nežinau kaip jis vadinasi, ne, tas, kur ant nugarėlės yra, o ne ant priekio, tekstą, tai jisai ten labai taikliai pagavo šitą momentą, nu aišku, jis gal ir daug iš asmeninės prizmės, bet jisai parašė, sako, aš visada turėjau mintį būti gidu, ta prasme imti šios profesijos, nes, man atrodo, kad turiu pakankamai žinių daug, jisai istorinius romanus rašo, miestą gerai pažįstu, manau, kad ir moku įdomu papasakoti turbūt, ir tai kaip tik būtų my stuff, bet sako, po to, kai perskaičiau šitą knygą, aš supratau, kad aš nenoriu šito daryti. Ir daugelį dalykų atsiremia visi šitie praktiški dalykai, galų gale funkcionalūs, paprasti dalykai, atsiskaitinėjimai į kortelę. Dabar jau Italijoje jau irgi... Jau po truputį jau pradedama. Pradeda jau šiek tiek geriau vystytis dalykai, bet seniau, jeigu yra nemokamas Wi-Fi'us, tai jisai neveikia. Aš dar įsivaizduoju, kad irgi darbo prasme, aš daug kartų savo laidose minėjau ten, kad sutarčių neduoda jaunam žmogui išėjusiam. Taip, dažniausiai būna tos terminuotos sutartys. Pas mus irgi vokelius duoda, bet mes visgi einam link legalumo pusę. Ta prasme, tai yra daroma, bet žmonės žino, kad tai blogai yra daryti, o Italijoje tai yra visiškai normalu, bet žinai, kiek žmonių... Nes kitaip nelabai įmanoma. O kiek žmonių be sutarčių iki šiol dirba Italijoje ir tiesiog aš visiems irgi aiškinu, kad tai yra normalus reikalas per darbo pokalbį paklausti, o jūs duosite sutartį. Tai prasme, atrodo, Lietuvoje tai yra normalu, taip turėtų būti, o kaip kitaip, kaip dirbi be sutarties. O ten klausi, nes dar yra visokie būdai, kaip išvengti neduodant sutarties, kad, nežinau, prestacinio klauzulė. Taip, vat įvairiausių ten išimčių, kad tik neduotų žmogui sutartį, be sutarties, ką tu negali paimti kredito, kitaip tariant, pavyzdžiui, jeigu tu nori įsigyti būstą ir taip toliau, todėl negali susikurti, tarkim, šeimą ir taip toliau, ir toks ratas. Žiūrintiems italams, aš kreditą Lietuvoje sugebėjau pasiimti. Opa! Aišku, dėka to, kad mano žmona dirba gerą darbą, aš tai menininkas esu, man nebūtų davę, bet mes, jauna pora, sugebėjom pasimti kreditą
ir įsigyti nekilnojamą turtą miesto centre. Italijoje tai būtų neįmanoma. Neįmanoma, taip. O kaip tėvai reagavo į tavo tokį sprendimą? Blogai. Sakė, grįšiu už mėnesį. Grįžti į Kauną, nežinau, galiu Kauną pavadinti pilku, ar būsi piktas? Rudenio žiemos metu ten nedaug spalvų yra, tas faktas yra. Tokia pilka Lietuva, taip, su cepelininiu dangumi. Man tarp kitko labai patinka tas dangus. Patinka, ar ne? Nieko prieš jį neturiu, man gali būti. Bet ir žmonės jų, nes mane jau iš pradžių, aš buvau ta rūsčioji, kai išvažiavau į Italiją, nesisveikindavau, tik paskui dabar aš negaliu, man yra pikta, man atrodo žmonės nemandagus, čia ne apie mentalitetą, yra visą kitą, man atrodo jau, žinai, kai tiek gyveni, visgi prasisunki tuo itališkumu ir atrodo čia jau viskas kaip darosi svetima ir nesuprantama. Tai vat ar patyrei tą šoką ir ar tikėjo ilgai vėl pratintis? Kaip nepatirsi, kai Maksimui kasininkė tau sako labą dieną, o jo sako visai kitą žodį. Gerai, kad ir sako. Ne, jau geriau nesakytų nieko. Man nepadarė tai tokios kaip traumos, nes aš jau žinojau tą, kad manęs tai laukia. Ir aš net ir norėjau grįžti, nes man reikėjo to diversyvo, to kitokio kultūrinio backgroundo. Ir aš tą priėmiau, sakykime, kaip egzotiką. Ne tai, kad man sako, ko tu čia grįžai, bet aš gal per daug įsivaizdavau, kad aš praleidau daug laiko Italijoje ir dabar man čia bus labai, aš kažką... Sudėtinga? Ne, atvirkščiai, kad aš pranašesnis būsiu. Tas pats galvojau, kad su užsienio universitetų diplomu man bus kažkas lengviau ir nė velnio taip nebuvo. Kai grįžau, turėjau šiek tiek atsidėjęs, susitaupęs pinigų ir mano tikslas buvo įeiti į kinematografinį pasaulį ir pradėti kažką daryti su režisūra, atsižvelgiant, kad būtent buvau baigęs studijas ir aš siunčiau daug laiškų, CV, ėjau. Tiesiog man visur durys uždarytos buvo. Ir ką aš veikiau, ieškojau aš to darbo, bandžiau kažkur įsitrinti, nebūtinai, kad ten pradėti dirbti kino studijoje, bet kažką bent jau į tą kryptį daugmaž. Ir nieko man nesigavo iš to. Ir tėvai sakė, sakiau, kad grįšiu atgal. Ir taip paskui labai atsitiktinai mano pirmas kabliukas buvo, kad aš tiesiog užėjau į kažkokį renginį Kaune, iš ambasados, berods, nežinau, kažkas pakvietė mane ten ateiti ir aš tiesiog į koncertą atėjau ir tai paskui spontaniškai kažkaip to orkestro dirigentas sako, jis nori pasakyti kalbą, padėkoti visiems, ar kas nors galite išversti ir kažkas sako, tu gal gali išversti. Ir aš sakau, gerai, išversti. Ir jis ten pasakė tą trumpą kalbą, šią išverčiau, taip apie nieką negalvodamas ir man iš karto po 2 minučių priėjo prie manęs per petį žmogus ir sako, iš kur tu taip gerai itališkai moki šnekėti? Ir sako, tavo labai gerai italų kalba, sako, gal tu nori dėstyti ją? Man vėl naujas dalykas dėstyti kalbą, kad aš to nesu daręs. Sako, tai tu nepergyvenk, suteiksim mes tau įrankius, svarbu, kad tu kalbą gerai moki. Ir aš tada pradėjau dėstyti italų kalbą. Taip, tai buvo mano pirmas toks realus užsikabinimas už kažko. Realiai aš pradėjau gauti kažkokią naudą, ne iš to, ką mokiausi, o iš to, ką man Italija buvo davus, tai yra kalba. Ir paskui antram dar didesniam maste buvo, ko aš, kaip sakiau, visiškai neplanavau gidauti ir dirbti turizme, bet pats vėl tas turizmas pas mane atėjo per tą pačią Italiją, nes vėlgi buvo analogiška situacija kaip su kalba,
kolega iš Kauno, tiesiog, va, yra grupė, nėra kam ekskursijos vesti. Italų grupė, taigi tu va, moki italų kalbą, nu tai nais ten kažką papasakosi, pasiskaitysi ir bus gerai. Dabar tu gidauji tiek Lietuvoje, tiek Italijoje, tiek skandinavų šalyse italams. Teisingai, Taip. ta prasme, esi dažniausiai tarp dviejų šalių. Vasara yra mano darbo įkarštis, tai yra, aš dirbu Skandinavijoje su italais, atvykstančiais italais, taip, iš esmės pas mus čia Šiaurės Europoje turistinis sezonas yra gan trumpas, jis prasideda gegužės antroje dalyje, nu kartais gegužės pradžioje, čia jau gerai visai, ir jis jau faktiškai rugsėjai baigėsi. Bet yra Italija. O Italijoje turistinis sezonas neturi nei pradžios, nei pabaigos, tai yra vienas nesibaigiantis turistinis sezonas, tai aš vasarą dirbu čia Lietuvoje, o tada rudenį aš jau daugiau koncentruojuosi tas savo teminės ekskursijas Romoje, kitose Italijos miestuose. Mes dabar, tarp kitko, kaip tik su savo sesė įkūrėm puslapį. Mes toks unikalus fenomenas, esam du lietuviai, grynakraujai lietuviai iš abiejų tėvų užauginti, tik tiek skirtumas, kad aš Lietuvoje gimiau, o mano sesė jau Italijoje gimė. Jinai 12 metų jaunesnė už mane. Barbora. Ir jinai gyvena Romoje, o aš gyvenu Lietuvoje. Ir taip gavosi, iš pradžių tas procesas susiformavo, kad kadangi aš gyvenu čia Lietuvoje, daugelis kreipiasi į mane dėl tų kelionių, na ir neretai tenka atsisakyti, nes aš tiesiog ne Italijoje būnu, tai aš tada jas visas savo sesiai perdodu, tuos visus klientus ir jinai su jais, pas ją irgi dar kitoks kultūrinis spektras, jinai jau augo Italijoje, visai kitaip tą Romą pasakoja iš savo paties, bet irgi su ta pačia lietuvybės doze, kuri turėtų užkabinti lietuvio kalbius. Ta prasme, jinai žino, kas yra įdomu Lietuvos lankytojams. Tai vėlgi, tai nėra ta standartinė informacija, kuri visiems tiktų. Tai jau yra nišinė. Tai mes nusprendėm kartu, būtent būdami lietuviai, bet Romoje, sukurti puslapį, kuris vadinasi Amo Roma arba Amor Roma. .lt, Amo Roma jūsų gidai. Tai linkas turėtų atsirasti čia. Atsiras. Tai dabar kaip tik startuojam šitą projektą ir būtent jį remsime tuo, kad tai yra ir tos klasikinės ekskursijos, kurios yra neišeinantis iš mados trendas, nu tai Vatikanas, Koliziejus, antikinė Roma, barokinė Roma ir taip toliau, bet šalia siūlome ir tokias jau teminės ekskursijas. Bet bent jau ką dabar galiu pasakyti, nu tai yra dalykas, kurį darydamas aš mėgaujuosi. Man patinka, pacituojant garso italų poeto Gabriele D'Annunzio mintį, io sono ciò che do alla gente. Aš esu ne tai, ką aš turiu, o tai, ką aš atiduodu žmonėm. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalo, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Čia įdomiai ir nenuobodžiai pasakojame apie gyvenimą Italijoje.